VKL kolektyvas tęsia savo rubriką ir toliau pristato Vilniaus pirmenybėse žaidžiančias komandas. Praeitą kartą siūlėme susipažinti su kažkur matyto ekipa, nuo šį kartą VKL taikiklyje jauna, tačiau ambicinga Antakalnio rajono komanda, besivaržanti VKL C lygoje. Komanda čempionatą pradėjo sunkiai ir emocinga pergalė prieš MP Construction komandą. Mačiose varžybose buvo skirtos net 3 techninės pražangos. Apie komandos susikūrimą ir idėjos įgyvendinimą plačiau pasakoja Antakalnio rajono treneris Žygimantas Čėnas. Ši komanda susibūrė Antakalnio rajono krepšinio aikštelėje prie Antakalnio gimnazijos. Tiesiog visomis vasaromis ten žaidžiam ir subūriau beveik visus žaidėjus, kurie ten lošia ir susibūrėm į komandą. Nusprendėm debiutuoti Vilniaus krepšinio lygos C divizione. Kaip Antakalnio komanda yra už aikštelės ribų? Ar čia yra visi draugai, ar jūs leidžiat kažkiek laiko už aikštelės ribų? Iš tikrųjų turime labai didelę bendruomenę, daug dirbame internete, mūsų Facebooko paskyra turi beveik 100, tai yra 650 laikų. Komandoje ir esame visi draugai, esame plius minus turim keletą naujokų iš kitų miestų, bet greit viskas įsiliejo, stengiamės praleisti ir laisvalaikio kartu, aplankyti renginius, pasilinksminti kitas varžybas. O pirmose varžybose sezono nugalėjo komanda už Grigiškių, buvo sunkios varžybos, bet paskui buvo kelios iš eilės tokios nelabai sėkmingos varžybos, vienas iš jų didelių taškų skirtumų pralaimėtas. Kas atsitiko, kaip ateityje planuojat savo žaidimą? Na, galima teisintis, kad trūko susižaidimo, bet tiesiog antrose varžybose su Dagos pametėm varžybų kontrolę gale ir mus nugalėjo patirtimi. O trečiose varžybose su atsipūtusiais, tai visų pirma manęs nebuvo trenerio, nebuvo kas sustatytų. Komanda žaidė labai padrikai ir tiesiog, manau, revanšuosimės jiem namie. O kalbant apie komandos tikslus, ko tikitės iš debiutinio sezono VKL C lygoje? Iš tikrųjų, tikiuosi maksimo, nesvarbu, kad sezono pradžia yra sunki, turim 2 pralaimėjimus ir tik 1 pergalę, tikiuosi patekti play-offus yra minimumas, aš tikiuosi, kad ši komanda žais čempioniškai ir laimėsim čempionatą, nes esu maksimalistas ir tik tokius tikslus galiu kelti. Šeštadienio vakare, lapkričio 8 dieną, susitiko 2 Gen ir Antakalnio rajono komandų keliai. Šiose emocingose varžybose buvo ne tik techninių bei diskvalifikacinių pražangų, bet ir traumų. Čiurną pasitempė naudingiausias VKL C lygos spalio mėnesio krepšininkas Paulius Česna. Nepaisant lyderio netekties, 2 Gen komanda iškovojo sunkiai reikalingą pergalę, o ekipos atstovas Rokas Mažeika džiaugiasi savo komandos draugų sėkme bei gyrė priešininkų kovingumą bei užsivedimą. Tai visų pirma, tai labai sunkios varžybos. Aš iš tikrųjų nesitikėjau, kad bus tokios sunkios ir pagrindinis faktorius buvo tas, kad varžovo komanda buvo labai užsivedus. Tikrai nedažnai man pavyksta savo komandą taip užvesti ir manau, čia buvo pagrindinė priežastis, kodėl 2 kėlinis jie prieš mus taip gerai priešinis. O ar čia kol kas buvo jūsų sunkiausias varžybos laimėtas? Laimėtas sunkiausias, bet dar buvo vienas prastas labai varžybas prieš BC Versus, kur tikrai buvo sunku ir tikrai labai nesisekė. Kaip laimėtas, čia buvo tikrai turbūt sunkiausias varžybas. Šiaip tai, varžybos buvo neblogas ir stengiasi, bet atrodo visi atidavė visas jėgas. Šiaip kovojom iki 3 kėlinio vidurio lygiai, paskui kažkaip paleidom, gal nuovargis, gal šiaip kažkokia susikaupimas tokia. Varžovai kietai žaidė, sveikinam šiaip su tą pergalę. Pabaiga netikėta, tiek iš mūsų pusės, tiek iš jų. Čia buvo tokių konfliktų, bet krepšinis yra krepšinis. O varžovų komandos žaidėjas minėjo, kad jūs buvote ypatingai užsivedę. Ar stengsitės išlaikyti tą patį užsivedimą kitose varžybose? Be abejo, aišku, tas susivedimas turbūt čia kaip ir C lygoje, čia ne aukščiausia lyga, tai man rodos tik tai jie ir gali nuvesti iki pergalių, nes čia to tokio meistriškumo per didelio niekas neturi, tai tiesiog per didelį norą, per didelį darbą tik ir galima laimėti varžybas.